Dewa Perguna Ganapati Ram Om Brahma Dewa Perguna Ganapati Ram Om Brahma Dewa Perguna Ganapati Ram Ganapati Deva Perguna
pataus. Pentiet patalam pintu, patalam pintu, patalam pintu, patalu tintam, patalu pintu, patalu tela tela tintam, patalu tela tela. Ainamashtas Kristale, Gyves laistas dėliai. Ainamashtas Kristale, Gyves laistas dėliai. Ramavas varta, varahet verta. Su Lietu Palmaičiu bendrauja ir nebendrauja? O jūs? Su Lietu Palmaičiu ten bendrauja, ten nebendrauja? Tai aš sakau taip, o jūs? A, tu bendrauji. Neišgirdau. O muzika irgi kažkur tai, irgi iš tų prūsų, ne? O iš kur tas šamaniškos pagrindinės? Nu tai pradėk. Nu, tai tu tai kažkokiam konferencija. Jo, universitete mano mokytoja papasakojo tokį, kad buvo kažkada seniai konferencija kalbininkų.
Tai atvažiavo į tą konferenciją karinis vertėjas. Ir papasakojo tą istoriją, kad jam teko maždaug kur Bartus Varmės, tas paribis teritorija. Kažkur ten buvo, matyt, kažkoks reikalas, jam reikėjo eiti. Ir buvo jau tamsu, vakaras ir nebuvo kur dėtis. Tai jie pažiūrėjo, kad yra kažkoks vienkimis, tai atėjo pažiūrėti 3 broliai ir paklausė, ar galima čia panakvoti. Tai sakė, taip, galima. Ir jam, tai buvo nelabai kažkaip, tai jis išėjo naktį į tą kiemą ir žiūrėjo, tie broliai dar baigė savo tą darbą. Ten jam pasidarė įdomu, kaip jie šneka ir tai jis, kadangi buvo vertėjas, jis gerai galėjo atpažinti, kaip čia lietuviškai skamba, kaip lenkiškai, kaip ten žemaitiškai, kaip dar kažkaip. Ir pagal savo klasifikaciją stovėjo tamsoje, klasifikavo, niekaip nepavyksta jam suprasti, kokia čia kalba. Ir kadangi jis buvo kalbininkas, tai pagal tam tikrą suvokimą, nebuvo kito pasirinkimo, tik prūsų liko, kas galėjo būti. Tai kitą rytą jis ateina paklausti, čia ponai, kokia čia pas jūs kalba buvo? Naktį. Stovėjau, čia jau parūkyti, negalėjau miegoti. Šitie broliai sakė, atsiprašau, mes iš vis nežinom, apie ką kalbat. Mūsų ten nebuvo kieme, jūs turbūt sapnavot. Tai esmė ta, kad buvo tam tikras naratyvas, kad nebuvo galima rodytis tais laikais. Arba pavojai, tiesiog, arba, tai yra toks įpratas. Todėl dėl to yra ta legenda, kad tos kalbos nebuvo. Tiesiog nebuvo palaikymo valstybinio. Ir buvo tam tikras naratyvas, kad mes nerodysim savo kalbos. O kaip manot, Lazdijų krašte prūsiškai kalbėjo tas Raišupis, Raizentas, juk čia grinai ir ten gyvieni lazdynai. Taip, dabartiniu metu gyvas tiesiog jauti tą tarmę ir savitumą tos dzūkiškos šnektos į visą. Jotvingių, prūsų tai ta pati kalba, tik bus tarminis skirtumas. O šiuolaikiniai gudai litvinai save kildina beje iš jotvingių, tai Debekon dekon. Dinkon jumans. Debekon dekon. Mūsų tą tokį kuklų renginį čia, tokia vis dėlto profesionali ir jau seniai grojanti grupė papuošė ir atvėrė mums kažkiek tos Romų